Sveiki. Norėčiau šiandien su jumis pasikalbėti apie atleidimą, apie atleidimo temą. Tokia gan sudėtinga tema, kuri teorijoje pakankamai aiškiai skamba, bet praktikoje neretai tai būna labai daug sudėtingų procesų savyje talpinanti tema. Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad turbūt būtų sunku surasti žmogų, kuris nebūtų patyręs kažkokios tai savo gyvenimo skriaudos, neteisybės, kurį mums suteikia tam tikri žmonės. Kartais tai gali būti net ir patys artimiausi žmonės. Ir tie įvykiai, kurie kadaise mums sukėlė kančią, jie labai stipriai veikia mūsų dabartį. Mes dažnai prisimename tuos įvykius. Mes jaučiame pyktį, mes galime jausti netgi neapykantą tam žmogui, kuris mums suteikia tą skriaudą. Ir dauguma religijų ir šiaip dvasinių įvairių atstovų kalba apie tai, kad dovanoti žmogui skriaudą tai yra išsilaisvinti iš kančios. Ir kad pats dovanojimas tai reiškia tam tikrą prasme ir stiprybės požymį, nes vadinasi, mes turime pakankamai daug išminties, kad mes galėtume pamiršti tai, kas su mumis buvo, ir kad mes galėtume atsispirti toje dabartyje, kur esame. Tarkim, krikščionybė kalba apie tai, kad net ir Jėzus Kristus, kuris, būdamas prikryžiuotas prie kryžiaus, sako: Tėve, atleisk jiems, jie nesupranta, ką jie daro, jie nežino, ką jie daro. Net ir mirties akivaizdoje jisai siunčia paskutinę pamoką, tai yra atleidimo pamoką. Imant, tarkim, budistinę filosofiją, daug dėmesio ten yra skiriama atjautai. Tai yra, kad mes turime atjausti net ir tą žmogų, kuris mums suteikia skriaudą. Atjausti dėl to, kad jisai elgiasi taip iš minties neturėjimo, iš nežinojimo, iš savo vidinės kančios. Ir jeigu mums viduje išties pavyksta pasiekti tokį lygmenį, kad mes galime atleisti ir dovanoti tam žmogui, tai visų pirma, tai yra pagalba mums patiems. Nes tai reiškia, kad mes išbaigiam tai, kas įvyko su mumis. Ir kad tie jausmai, jie nebenusėda mūsų dabarties gyvenime. Ir šitoje vietoje aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra du žodžiai lietuvių kalboje, kurie lyg ir reiškia tą patį, bet tuo pačiu ir skiriasi šiek tiek. Ir šiandienos taip pat aš savo kalboje jau paminėjau tos du žodžius. Tai tie du žodžiai yra dovanoti ir atleisti. Šiek tiek pabandykime suprasti, ką jie reiškia.
Dovanoti tai reiškia, kad aš galiu dovanoti tam žmogui tai, ką jisai man padarė, visiškai to neprisimindamas ir neprimindamas jam taip pat. Tiesiog aš dovanoju tą įvykį ir mes pamirštam. Mes nuo šitos akimirkos galim būti santyke taip, tarsi nieko jame nėra nutikę. O galbūt yra nutikę, bet tai jau nebeveikia mūsų santykių. Ką reiškia žodis atleisti? Atleisti tai reiškia, kad aš galiu nebelaikyti tempęs šitos situacijos ar šito santykio, bet tai nereiškia, kad aš pamiršau. Tai reiškia, kad jeigu aš pajusiu pavojų, arba aš pajusiu panašius galbūt pavojų ženklus, kuriuos aš kadaise patyriau, aš galiu vėl įtempti šį santykį ir šią situaciją. Man tai yra reikalinga tam, kad aš galėčiau apsaugoti save. Taigi prieš atleidimo ir dovanojimo aktą aš turiu labai aiškiai save pajausti ir labai aiškiai visų pirma savo atsakyti, ar aš galiu dovanoti, ar aš galiu visgi tik atleisti šitą situaciją. Tai nereiškia, kad aš pamiršau, man vis dar labai skauda, bet vardan to, kad mes susitiktume šitam santykyje ir šitoje dabartyje, aš galiu atleisti šitą situaciją. Ar visada mes turime dovanoti? Tai sunkus klausimas. Vėlgi, jeigu mes remtumėmės, tarkim, religijos požymiu, tiek krikščionybė, tiek budizmu, nesu labai susipažinęs su kitom religijom, bet aš manau, kad mes galėtume rasti ir labai panašių atspindžių. Taigi, jeigu mes remiame šito požiūriu, tai mes turėtume dovanoti. Tai yra vardant savęs, vardant to, kad mes išlaisvintume save iš tos situacijos. Bet žiūrint kartais į realias gyvenimo situacijas, mano požiūriu, mes ne visada turime dovanoti. Ir kada mes turėtume dovanoti, o kada visgi galbūt verta išlaikyti tą santykį distancijoje. Aš manyčiau, kad dovanoti mes galime tada, kai dabartyje tas žmogus, kartais galbūt visa tauta, ar ne, nebekelia pavojaus man. Kad dabartyje tas žmogus, jisai nebegali manęs pažeisti ir skaudinti. Nes galbūt jisai nuoširdžiai gailisi dėl to, kas įvyko. Ir rodo visiškai kitą intenciją būti su manim dabartinėme santykyje. Vadinasi, tas dovanojimas, jisai tampa prasmingas, kad aš patyriau skriaudą, bet aš dovanoju tau, todėl kad aš jaučiu tavyje pokytį. Bet tam tikrais atvejais dovanojimas yra sunkiai suprantamas. Pavyzdžiui, imkime tipinį aukos ir smurtautojo pavyzdį. Jeigu aš patiriu fizinį arba psichologinį smurtą iš man artimo žmogaus, nuolatinį fizinį ir psichologinį smurtą, tai kokia prasmė yra to dovanojimo? Tam, kad aš po kelių dienų ar po savaitės vėl patirčiau tą patį? Nebent prasmė yra tame, kad aš noriu pašvęsti savo gyvenimą nuolatiniai kančiai.
ir buvimui nuolatinė auka. Bet kitu atveju dovanojimas atriša rankas smurtautojui vėl elgtis su manim taip pat. Kokia prasmė būtų, tarkim, imti net tokius globalius dalykus kaip karą, ar ne, tarkim, dabartinį laikmetį, kaip aš galiu dovanoti kariui, kuris ateina į mano namus ir prievartauja mano moterį ir mano vaikus. Aš galbūt galėsiu atleisti kitai kartai, ar ne, kuri jau nebesukelia karo, kuri, nebeturi intencijos ateiti ir plėšti mano turto, nebeturi intencijos paniekinti man artimus žmonės. Bet kaip aš galiu atleisti dabar, jeigu tu dabar prieš mane esi neteisus. Taigi mes turime vėlgi suvokti ir suprasti, ar ne, ar tam, kam aš atleidžiu dabartyje, ar jis man toliau kelia skriaudą ar grėsmę, ar visgi tai jau yra praeities etapas. Ir šitoje vietoje aš turiu tokį tikrą pavyzdį. Vienas mano pažįstamas žmogus, jisai vairuodamas automobilį, būdamas blaivas, padarė autoįvykį, kurio metu stipriai sužalojo 2 vaikus, kurie tuo metu ėjo per perėją. Tai buvo neatidumo klaida. Aš nežinau, kokia tai buvo tiksliai situacija, kodėl jisai jų nepastebėjo, bet tai buvo jo klaida ir jis tą pripažino ir tai buvo jo neatidumo klaida. Ir vaikai buvo stipriai sužaloti. Jie išgyveno, bet jie patyrė rimtus sužalojimus. Ir šitas žmogus, jisai labai graužėsi dėl to, kas įvyko. Jisai niekada nebandė pateisinti to, ką jisai padarė. Bet jisai visada siekia, kiek įmanydamas, prisidėti prie šitų vaikų gydymo ir vėlesnio jų auginimo finansiškai. Tiek, kiek jisai galėjo. Visada stengiasi palaikyti kontaktą su tų vaikų tėvais, kurie dėl suprantamų priežasčių jautė didžiulį pyktį jam. Šitas žmogus maldavo jų atleidimo. Galbūt suvokdamas, kad dovanoti už tai yra galbūt ir neįmanoma. Bet tėvai, jie toliau daugelį metų labai pyko ant jo. Ir jisai, nepakeldamas tos vidinės kančios, jisai nusižudė, palikdamas savo žmoną ir savo vaikus, nes tas kaltės jausmas jam tiesiog buvo nebepakeliamas. Tai tokiais momentais išties tada kyla pamąstymas, ar mes turime visą gyvenimą nešti su savim tą pyktį ir niekada neatleisti, ar visgi pasistengti savyje išlaisvinti šitą jausmą, suvokiant, kad tai, kas įvyko, neįvyko specialiai, nepaisant to, kad tai man sukėlė labai daug skausmo. Bet net ir tada, kai tai įvyksta specialiai, pavyzdžiui, seksualinės aukos,
Yra šiurpios istorijos, kurias tenka girdėti iš jau suaugusių žmonių, kurie prisimena, kaip seksualiai juos išnaudojo jų tėvai. Ir kaip tada atleisti? Kaip tada dovanoti? Labai sudėtinga. Bet net ir tokiais atvejais, jeigu mes jaučiame, jog tėvai supranta, ką jie padarė, galbūt nuoširdžiai atgailauja, nes tai jokių būdų nepateisinama, bet taip įvyko. Ir galbūt daugybėje kitų situacijų jie bandė parodyti, kaip jie dėl to gailisi. Tai galbūt tokiais momentais ir verta svarstyti, ar aš galiu atleisti tiem žmonėm, ar aš galiu atleisti. Ir aš numanau, kaip tai yra sudėtinga. Bet aš taip pat žinau ne vieną atvejį, koks išlaisvėjimas atsiranda tiem žmonėm, tom aukom, kurios kadaise patyrė skriaudą ir kurios išlaisvėja savyje, atleisdamos tam smurtautojui. Ir aibė įvairių kitų pavyzdžių ir situacijų, kurias jūs turbūt ir patys galėtumėt papasakoti labai daug. Taigi prieš atleidimą pasvarstykime, ar mes galime dovanoti, ar galime tik tai atleisti. Iki kitų susitikimų.